Malda – tai tam tikra vidinė aukštų virpesių būsena, kai susiderinate ir sukuriate savyje didžiausią, tyrą būseną, rezonuojate su tyru dieviškuoju gyvybės šaltiniu. O susiderinę su šiuo šaltiniu, jūs sukuriate tam tikrą aukštą savo energetinę būseną. Su šia energija formuojate savo gyvenimo tikrovę. Jūs pripildote savo kūno ląsteles šviesa, gėriu, išplečiate savo sąmonę. Bet vėlgi, daugelis žmonių meldžiasi tik prašydami gauti arba padaryti, arba padėti, o kūrėjas žiūri ir klausia tyliai, ar tu kam nors padedi? Ar kažkam ką nors dovanoji? Ar tau kas nors rūpi? Dabar prašai manęs, o kaip tu pats elgiesi gyvenime? Jei žmogus prašo kūrėjo ir pats padeda kitiems žmonėms, kaip kūrėjas tokiam žmogui ir malda padeda. Žmogus, kuris šioje planetoje yra tik vartotojas, tik prašo, o pats niekam nieko neduoda, tokio žmogaus malda nebus išgirsta. Toks žmogus negali įeiti į rezonansą su aukštesniuoju šaltiniu, nes jis pats juo nėra. Jis tik vartotojas, jis yra materialus, pasaulietiškas žmogus, todėl jo malda negali būti išgirsta ir atsakyta gerumu.